Tai ką norėtumėt palinkėti tiem žmonėm, kurie nori pradėti savo verslą? Aš galiu iškart. Prašau. Man kažkaip iškart, nežinau, nes aš apie tai galvojau atvažiuojant. Kažkaip galvojau, ar bent pabaigai pasakyti, nežinau dėl ko. Kosmosas. Kosmosas veikia, nes mėnulį pamačiau apie 10 valandą dienos, tai irgi galvoju, čia kosmosas, teisinga linkme einam. Tai galvoju, kad turint idėją, bet bijant ją daryti, turint paslaugą ar, sakykime, produktą kažkokį, norint vystyti, pasiskambinkit mum, susitikim, atsigerkim kavos. Mes tiesiog padėsim, papasakosim ir galim netgi viskas padėti sukurti, ar ne, daugiau mažiau plius. Minčius gal skaidrumą įnešti kažkokius tai planus. Bet buvo toks atvejis iš tikrųjų, kad netgi turėjau atkalbėti nuo verslo, nes visiškai žmogus buvo nepasiruošęs ir investicijų būtų, bereikalingos tiesiog. Taip. Bijot, darot. Darot, bijot, darot ir einat. Ir darot, ir bijot, ir vėl darot. O galvojat, mes nebijom. Mes jį bijom, atidrebėjom normaliai. Bet einam ir darom. Ir viskas. O kai bus, tai bus. Bus geriausiai, taip. Mano jau vaikai net juokia, žinai, mama, čia tavo posakis, geriausiu mums būdu bus viskas. Taip, nes kartais iš tikrųjų, kai kitas pamato tavo viziją, ar tu pristatai, gal tu net nemoki apčiuopti, kuo tu viziją kaip ir turi, bet nemoki apčiuopti, padėsim mes, tikrai padėsim, tiesiog atsigerkim kavos ir viskas pamatysit, bus puiku. Kosmose pasidėsim. O kas čia mums? Kaip nuoširdžiai. Na. Ernestai, išleisim. Ką po tokios kalbos besakyti? Koks buvo klausimas? Ką palinkėtum klientui, ką palinkėtum žmogui, kuris nori pradėti kurti savo verslą? Palinkėčiau nebijoti. Čia yra vienintelis stabdis, yra bijau suklysti, bijau, ką kiti pagalvos. Čia tokie čia iš man asmeninės patirties galiu gal sakyti. Atrodo, va čia yra stabdis. Ir tu atidėlioji, o kaip aš vienas, šitas atrodo kosmosas, tas dar baisiau ten atrodo kažkoks neveikiami dalykai. Tai va aš irgi tą norėjau paminėti, kad paskambinkit, parašykit, pasitarsim, pakalbėsim, duosim to aiškumo. Paskui vėl kažką gal pergalvosit dar kitaip, sugrįšit, padarysim. Aš iš tikrųjų tai palinkiu, kad vadovautis mažų žingsnelių menu, iš tikrųjų neužsiplėšti per daug, nesilygiuoti kitus, eiti iš tikrųjų savo tempu, kad savo būtų malonu irgi šiek tiek galbūt kartais kaip į žaidimą reikia pasižiūrėti, nebijoti suklysti, nebijoti daryti, nes tik tada iš tikrųjų mes ir augam patys, ir iš klaidų mokomės. Mano net sūnus trečiokas irgi sako, tai mama, tai aš iš klaidų mokausi, sako, tai pasižiūrėjau, kur blogai padariau ir persimokau. Tai va, tai tos drąsos, pasitikėjimo savim ir aplinkoj tikrai bus tų, kurie sakys, kad nesąmonė, kažkas gal neverta, bet tikėkit savim ir mažais žingsneliais jūs tikrai pasieksi daug. Aš labai norėjau, kad tu paskutinę pasisakytum, bet gerai, nes aš žinau, kad tu tą ramumą tokį įneši, labai man jisai patinka, nes aš kai užsiplėskiu kalbėti, tai pas mane toks banga ir tada jau krentu. Tai aš iš tikrųjų tiek pas save visur esu pasirašiusi tokią frazę, galimybėms sakyti taip. Nes tai va čia visiems ir noriu palinkėti, kad galimybėms sakykit taip. Pas mane viskas prasidėjo, visi pokyčiai nuo to, kai aš vienam pasiūlymui pasakiau taip, kitam pasiūlymui pasakiau taip, tada automatiškai taip gaunasi, kad aš daug visko turiu, bet viskas atkrenta, ko man jau nebereikia, viskas atkrenta. Tai nebijoti tom galimybėm pasakyti taip ir eiti į kažką naujo, nes tada ir išauga patys gražiausi dalykai. Ir leistis su tas srove, kad judėti priekį, nepavyks galbūt tas, kažkas kitas pavyks toliau, bet kai judi
kaip sako, net angelai deda tavo tiltuką tiesę, kad tikėtum, tu tik žinok, tu tik apsispręs, ko tu iš tikrųjų nori. Tai va, tai kai tu apsisprendi, kad tu to nori ir tai tada savaime atsiranda, va, ir aš iš klientų matau, iš tikrųjų savaime atsiranda tinkami žmonės, viskas, ko reikia, atsiranda tiesiog kažkaip savaime, arba, jeigu neatsiranda, tai esame mes, ar ne, kad tiesiog kaip to vieno mygtukų paspaudimo, kad tiesiog gautų tą ir tiek ir emocinę paramą, ar ne, tiek ir mentorystę, aš ir pati įpinu į veiklą, tai kad tiesiog gautų tai, ko jam reikia ir jaustųsi ramus, kad ir tas bus padaryta, ir tas jo verslui, ir tas, o jeigu nebus, tai surasim žmogų, kuris dar galės tiesiog pabaigti, tai kad klientas būtų ramus. Visiškai. Labai gražiai pasakai, nes aš realiai tą mintį norėjau pasakyti, bet nedabaigiau, kad viskas ateina. Bet tas nereiškia, kad ateina, va čia dabar ateis žmogus ir jau jums viską pasakys. Man automatiškai buvo, kad aš pamatau postą, aš pamatau tą patį video, va per tai viskas ateina. Tai va linkiu žmonėm būti pastabesniem. Matyti gyvenimo siųstus ženklus. Taip, nes jų gaunam labai labai daug, man net šiurpai eina per savo. Gyvenimas yra nuotykis, tai ką reikia žaisti, mėgautis ir nebijoti. Ir daryti savo tą svajonę, nes vieną gyvenimą turim. Geriau vieną planą pabandyti vykdyti, negu 100 turėti galvoje. Taip. Labai puikiai. Tai va, kviečiam jūs į savo verslo kosmosą. Labai ačiū, labai smagu.